Man teatras yra kaip dar viena atskira kalba, komunikacijos būdas. Smagu. Beveik visas gyvenimas iš tikrųjų. Aš labai sieju ir matau ateitį su teatru. Ir man teatras yra taip pat ir iššūkiai, kuriuos reikia įveikti, bet tuo pačiu, kai tau yra labai sunku ar liūdna, tu ateini į teatrą ir tada viskas tiesiog pasikeičia, viskas dingsta ir būtent tą akimirką tu tiesiog gali jaustis laisvai ir būti kuom tik nori. Vieta būti, eksperimentuoti ir tiesiog gyventi ir vaidinti gyvenimą. Teatras man pirmiausia yra bendruomenė. Man tai yra žmonės, bendraminčiai, susirinkę, manau, atrasti ir atskleisti kažkokias kitas dalis savęs, kurių neatskleidi kasdien. Ir tomis dalimis pasidalinti su aplinka ir kitais žmonėmis. Vieta, kur gali visas emocijas patirti ir šiokia tokia terapija, nes galbūt ne visada jas patiri realiam gyvenime, bet gali patirti sceną.